Sveiki bičiuliai, jeigu jums atsitiks taip kaip ir mum, kad užklups kažkoks tai ilgalaikis lietus ar tiesiog labai intensyvaus lietaus šuoras, nepalikit laužo savygai ir nesitikėkit, kad tiesiog viskas išsispręs savaime ir kad tiesiog nustos lietus, jūs išlysit iš palapinės ar kokios užuovėjos ir susikursit, pridėsit malkų ir viskas bus vėl puiku. Tiesiog geriausia, ką būtų daryti, vat esant tokiam lietui, tai prikrauti daug malkų, nesvarbu, kad jos nedega tiesiog, jos tiesiog būdamos arčiau laužo ne taip sudrėksta ir šiek tiek garuoja džiūsta. Ir pastoviai stenkitės palaikyti ugnį, jeigu tiesiog kažkam reikės aukotis, kažkam reikės eiti prie laužo ir pastoviai primesti kažkokių šakaliukų, pagaliukų, pastumti malkas, kad jas degtų, nes jeigu to nepadarysit ir tiesiog lietus užgesint žarijas, tai uždegti laužą iš naujo, jums kainuos 3-4 pastangų. O kitas dalykas, kad tiesiog, kai nustos lietus, matyt, norėsite ar išsivirti kokios arbatos, ar išsidžiovint drabužius, o laužo nebus, tai jausitės daug blogiau, negu kad per vietų prižiūrėdami laužą ir kraudami jį pastoviai malkas. Stenkitės, kuo didesnis lietus užkurti, tuo didesnį laužą, nes tiesiog tik tai taip jūs sugebėsit išsaugoti tą žarijų židinį ir užkurti laužą. Tai tiek.